Taigi sveiki, šiandien aš prisistatysiu, kas aš esu ir papasakosiu 21 faktą apie save. Taigi nedelsiant pradedam. Taigi, esu Gabrielė Baruskaitė, man yra 11 metų, esu penktokė. Spalio 4 dieną bus mano gimtadienis, man sueis 12 metų. Turiu brolį vardu Rokas, jis yra žiauriai padūkęs, 5 metų ir prisigalvoja begalės nesąmonių. Tai gyvenu Šiauliuose, gerai mokausi, žiauriai myliu muziką. Ta prasme, mano kiekviena diena yra su muzika. Tai lankau Šiaulių pirmąją muzikos mokyklą. Ten esu ketvirtokė, kitais metais būsiu penktokė, šiemet egzaminą laikysiu. Tai kitais metais žadu pereiti į fortepijono specialybę. Na, o dabar esu dainavimo specialybėje. Tai mėgstamiausia daina yra Monikos Pundziūtės, nežinau ar teisingai ištariau. Monikos Pundziūtės ir Vaido Baumilos daina Dviese. Mėgstu dainuoti, šokti, piešti, kartais gaminti, jeigu tai yra sąmoningi dalykai. Ir kartais mėgstu piešti dizainus ir ta prasme, kaip čia pasakyti, kartais piešti interjero dizainą. Tai daug laiko praleidžiu grodama prie fortepijono, kuris yra štai čia. Tam mano brolis buvo. Mėgstu eiti lauką dažnai, ypač vasarą su draugais ir būti ten iki kokių 9-10 valandų vakaro, nes dar netamsu, tai galvoju. Jo, tai mėgstu visus metų laikus, tai būtų pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Man visi patinka, ypač tada, kai yra mano gimtadienis, rudenio mėnesį. Spalio mėnesį, tiksliau, ne rudenio. Logiška. Tai turėjau 2 gyvūnus. Iš pradžių turėjau šuniuką, vardu Loris, buvo juodas pudelis. Buvo nemažas, normalaus dydžio, tada jisai pabėgo ir jį partrenkė mašina iš karto prie mano akių ir tai buvo žiaurus atvejis. Tai jo antras gyvūnas buvo katė. Katė buvo juoda, jos vardas buvo Pūkė ir kai man buvo 6 metai mes ją įsigijome ir tada, kai aš išėjau į darželį, jinai, nežinau, kas jį buvo, bet jinai numirė. Tai irgi žiauru buvo. Turiu daug draugų, tame tarpe yra ir Patricija, Jokūbas ir Karolis ir dar daugiau. Tai mėgstu serialą Tai mano gyvenimas. Įrodė, dabar jau neberodo. Rodydavo 6 valandą vakaro per TV6. Labai įdomu buvo, bet dabar pasibaigė ir rodo kažkokį kitą nesąmoningą serialą, kurio aš nežiūriu, nes man jisai nepatinka. Tai man nukirpo plaukus. Buvo kažkur iki va čia, o dabar iki čia yra. Tai aš džiaugiuosi, kad man nukirpo, nes dabar jie daug gražesni, tie galiukai. Ja. Ir paskutinis faktas, tai būtų 21 faktas apie mane, tai būtų dažnai keliauju. Tai rytoj važiuosiu jau į Stokholmą ir vasarą gal važiuosiu į Stokholmą su ansambliu, nes ten bus festivalis. Tai tiek faktų apie mane. Tai kito vlogo tema būtų Q&A. Atsakysiu klausimus, jūsų klausimus užduotus. Tai komentuokit klausimus apačioje ir aš visus pasistengsiu atsakyti. Taigi, bye!